ciklą po socialinės politikos dangumi. Šiandien apžvelgsime švietimo ir sveikatos sistemas, pakalbėsime, kokia linkme mes judame, su kokiais iššūkiais susidurime dabar ir kokie galbūt jie lauks ateityje ir ką mes galime padaryti, jog būtume jiems pasiruošę. Tai su jumis sveikinuosi aš, antro kurso socialinės politikos studentė Andrė Treinytė. Ir su manim šiandien šias temas gvildens socialinės politikos katedros dėstytojas Eugenijus Dunajevas. Sveiki. Taip, tai galbūt net netimsime gumos ir iškart pradėsime. Tai šiandien norėčiau pradėti nuo sveikatos sistemos Lietuvoje. Tai pirmasis mano klausimas jums būtų, su kokiamis problemomis, kokios problemos vyrauja Lietuvos sveikatos sektoriuje, tokios akivaizdžios, o galbūt nepastebimos kiekvienam. Jo, tai problemos yra akivaizdžios, pastebimos plika akimi. Tai pirma problema, kurią galim pasakyti, tai yra prieinamumo problema. Tai reiškia, kad žmonės susiduria su sunkumais, kai jie nori pasiekti tam tikras sveikatos paslaugas. Ta prasme, reikia, kaip tai yra matuojama. Tai yra matuojama per laukimą, kiek tu turi laukti, užsiregistruoji pas gydytoją ir kiek tu turi laukti. Tai tos eilės, pavyzdžiui, jos skiriasi tarp Lietuvos regionų ir tai tiesiogiai atsiliepia tavo sveikatai. Tai kadangi pas mus, kitose šalise tas prieinamumas labai stipriai yra sąlygotas finansinių dalykų, ta prasme, kad yra privatus, pavyzdžiui, draudimas ir žmonės tada neturi išteklių, ten jie negali prieiti ir taip toliau. Pas mus, kadangi yra sveikatos draudimas privalomas ir visi, taip sakant, beveik visi turi tą teisę į paslaugas, bet taip gaunasi, kad vieni gali prieiti, o kiti negali prieiti ir turi laukti. Dėl to tai viskas atsiliepia. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas yra problema susijusi su kokybė paslaugų. Ta prasme, aš galiu gauti tą pačią paslaugą, bet formaliai, bet pasiekmes man jos bus skirtingos. Ta prasme, vienur man gali, pavyzdžiui, gerą diagnozę, gerai mane ten išoperuoti, pagydyti ir taip toliau, o kitur bus, taip sakant, padaryta klaidų, neįvertinta kažkas, tai nepamatyta, atsainiai pažiūrėta ir taip toliau. Aš kaip ir gavau paslaugą, bet jos efektas gali būti pasiekmė negatyvi man. Tai va čia vėlgi yra skirtumai. Ir netgi buvo padarytas rangavimas gydymo įstaigų pagal tai, kur, taip sakant, žmonės su tom pačiom diagnozėm visiškai kitokias pasiekmes patiria. Ne? Tai dar vienas dalykas. Ir trečia problema, turbūt, kurią galėtumėm išskirti, tai yra vėlgi tai pačios sistemos, taip sakant, jeigu tos pirmos dvi problemos yra susijusios tiek labiau su pacientu, o ne prieinamumu ir kokybė paslaugų, tai kita problema yra susijusi su visos sistemos valdymu. Pati sistema, sveikatos apsaugos sistema yra susiduria su didelėm problemom valdymo prasme, efektyvumo prasme, ne kaip yra tie ištekliai, kurie yra skiriami sveikatos sistemai, kaip jie yra paskirstomi tarp įstaigų, tarp skirtingų, taip sakant, paslaugų, sveikatos paslaugų teikėjų, tarp gydytojų, kas gauna, kas negauna, kaip yra organizuojamas darbas, kaip krūviai yra sudaromi ir taip toliau. Yra, taip sakant, daug chaoso tame ir jeigu būtų gera valdymo sistema, rezultatai būtų daug geresni ir mes galėtume daug geriau. Tai šnekant apie tą pačią sistemą, tą chaosą, tai galbūt galėtumėte įvardinti tas tris pagrindinės tokias sistemos, klaidas, kurios ir atsiliepia visam tam chaosui ir dėl ko jis įkyla. Jo, tai, čia įvairiai galima, aišku, žiūrėti, bet pirmas dalykas, tai aišku, tai iš valdymo perspektyvos tai trūksta to, ką galėtumėm pavadinti kaip strateginis planavimas, mąstymas, žiūrėjimas į priekį, į ateitį, derinimas, regionų, politikos, kad nebūtų, taip sakant, kad kiekvieni politikos sritis žiūri tik iš savo perspektyvos. Pavyzdžiui, aš sveikatos apsaugos, tai aš žiūriu tik į sveikatos sritį, ne. Viskas persimena, sveikatos apsauga, prieinamumas, efektyvumas tampriai siejasi su regionų politika. Vėlgi, vyksta demografiniai pokyčiai, kas atsiliepia žmogaus, taip sakant, įtraukia socialinius dalykus, skirtingos socialinės grupės, amžiaus grupės, susiduria su skirtingais poreikiais tų sveikatos paslaugų. Tai vienas dalykas, tai yra valdymo, reiškia, sprendimai įvairūs susijęs su valdymo dalykais. Kitas dalykas yra su finansavimu. Problema su finansavimu
susijusi tame, kad jeigu mes kalbame, kaip yra finansuojamas sveikatos apsaugos paslaugos, tai jos yra finansuojamas pagrindė tarsi iš ligonių kasų, ne? Tada yra vyriausybės įvairios ministerijos programos, per kurias yra tam tikri dalykai, ten prevencinės programos, kokios finansuojamos, tada dar yra savivaldybių, bet tai yra santykinai gerokai mažesnės dalis lyginant su ligonių kasom. Ir didžiulė dalis yra, taip sakant, tų formalių ir neformalių privačių mokėjimų, ne, kurie labai iškreipia visą tą sistemą. Pavyzdžiui, yra taip sakant, viešojo sektoriaus įstaigos sveikatos paslaugų, jos pajamas gauna iš ligonių kasų už suteiktas paslaugas. Ne. Tuo tarpu, pavyzdžiui, privačioje įstaigoje, jeigu jinai yra pasirašusi sutartį su ligonių kasom, jinai gauna iš ligonių kasos ir dar jinai pasiima iš paciento. Ne? Ir dėl to mes, atrodo, kas čia blogo, nieko kaip ir blogo nėra, bet blogis yra tame, kad mes neturime tada konkurencijos. Mes neturime tada rinkos, kuri veiktų pagal rinkos dėsnius ir tada atsirastų efektyvumas ir taip toliau. Tai tas sudėtingi tie finansiniai dalykai, aš sakyčiau, ir tas valdymo dalykai, šitie yra. Taip, tai biškiai užsiminėm apie finansus, tai privalomasis sveikatos draudimas. Kokia nuomonė? Ar mes turėtume didinti įmokas, mažinti, galbūt kažkaip tai keisti? Dėl sveikatos draudimo įmokų, šiaip jeigu bendrai pažiūrėti, pavyzdžiui, pagal tai, kiek šalis Lietuva apskritai skiria, pavyzdžiui, pinigų, finansų sveikatos apsaugos sistemai, tai mes nesame ten lyderiai, aišku, mes esame žemiau negu ES vidurkis. ES vidurkis yra kažkur apie 10% nuo BVP skiria bendro vidaus produkto. Mes skiriame apie 7,5%. Aišku, mes nesam ten šalis, kurios ten skiria po 12, kokia Vokietija, pavyzdžiui. Ne? Bet problema yra tame, kad yra, taip sakant, didelis tas finansavimas susijęs, taip sakant, tam korupcija pavadintume mane, visas tas neapskaityta ekonomika, ne? Kai yra už tam tikras paslaugas apsimokama papildomai ir tai nėra įskaičiuojama. Tai jeigu mes įskaičiuotumėm ir tuos finansus, tai aš manau būtų didesnis tos mūsų išlaidos, tai sveikatos apsaugos sistemai bendrai paėmus. Tai aš negalvoju, kad problema yra pats išteklių kiekis, kad mes per mažai skiriame ir tada mes tarsi turėtumėm didinti šiuo atveju įmokas tam, kad daugiau tų pinigų gauti. Problema, man atrodo, yra pirmiausia tame, kad valdymas, kaip tie pinigai yra panaudojami, kaip jie paskirstomi, kam jie yra paskirstomi, va čia yra problema. Ir kitas dalykas, ne kitas dalykas, bet, taip, kaip jie yra naudojami tie pinigai. Tai va čia yra, jeigu išspręsti tą pinigų naudojimo klausimą ir tą, taip sakant, panaikinti arba, formalizuoti tuos visus neformalius mokėjimus, kad jie taptų skaidrus, nelegalizuoti. Tai, man atrodo, tas finansavimas išspręstų daug problemų. Tai kalbam šiek tiek ir apie korupciją ir kodėl jinai vis dar yra. Tai pakalbėkime ir pačius specialistus, ar mes turime jų trūkumą, o galbūt kaip tik jų yra užtenkamai. O kokios perspektyvos ateityje, ar mes matom kažkokią tendenciją, kad jų trūks ir trūks, o galbūt kaip tik viskas yra gerai ir mes čia galime džiaugtis? Jo, tai su specialistais yra tokia problema, kad kas siejasi su to visų prieinamumu ir su ta kokybė paslaugom, tai kad specialistai trūksta regionuose, bet centruose, didmiesčiuose jų yra, taip sakant, konkurencija tarp jų didelė yra ir jie turi kovoti tarpusavį, ta prasme, didelė konkurencija tam, kad ten rezidentūroje gauti tą vietą po rezidentūros, užsilikti ir taip toliau. Tuo tarpu į regionus tave tenai kviečia, tau siūlo ten būstą ir taip toliau, bet žmonės nevažiuoja. Ir va čia yra esminis klausimas, o kodėl jie nevažiuoja? Kaip tą padaryti, kad specialistas, gydytojas, važiuotų, ar medicinos darbuotojas bendriau, važiuotų į tą ten kažkokį savivaldybę, regioną, kad jis ten norėtų dirbti. Va čia yra klausimas, kaip tą padaryti.
bandoma tarsi tą spręsti tokiu tarsi prievartiniu pasiūlymu, kad tu po studijų turi atidirbti tam tikrą laiko tarpą. Nežinau, bet čia vėlgi tas toks prievartinis tai dalykas, toks diskusinis dalykas, tai jis kažkaip turėtų būti diskutuojamas, kažkoks kompromisas turėtų būti rastas, nes toks prievartinis išsiuntimas, tai vėlgi tai nėra kažkas tokio, nepalaikau aš to, ta prasme, prievartinio tokio dalyko, man atrodo, turi būti žmogaus vidinės paskatos kažką daryti. Tai va, tai specialistais mes jų ruošiame, šiaip bendrai daug jų yra ruošiama, ten rezidentų ar ten slaugos specialistų, yra ruošiama daug. Dalis jų, aišku, sakoma, išvažiuoja į užsienį, taip, jie išvažiuoja į užsienį tie, kurie, sunkiai turbūt adaptuojasi, integruojasi didmiesčiuose, bet problema, kad jie į regionus nenori važiuoti. Kaip tą padaryti, apskritai, čia kur persidengia ir tada gauname, kad turime sveikatos politiką, bet realiai mes turime ir regionų politiką. Ir jos persipina. Ir ta prasme neišsprendė regionų problematikos, regionų skirtumo. Mes negalime spręsti sveikatos problemų, mes bandome kažkokius tokius paternalistinius metodus taikyti, kad hebra per prievartą vesti, kaip ten. Tai va, tai su tai specialistai. Tai galbūt dar šiek tiek ir pasilikim tie specialistais. Pats jų ruošimas, studijų laikotarpis, rezidentūra, žinau, kad ten medikam labai daug reikia praeiti, visokių parašyti straipsnių ir taip toliau. Ar nėra per sunku ir ne per daug mes iš jų norim, paverčiant juos specialistais, ar galbūt kaip tik per mažai reiktų daugiau užkrauti? Su specialistais, jeigu kalbėti apie gydytojus, tai čia iš tikrųjų yra toks dalykas, vienas dalykas, tai yra, kad tai yra žmonės, kurie jau ateina, taip sakant, jie yra labai geri, gabumų prasme, pavyzdžiui, nes savo įpročiais mokymosi atžvilgiu, ta prasme, jie moka, skiria daug laiko, gali save priversti, mokytis, turi geras galvas, buvo darytas tyrimas, pavyzdžiui, kuris lygino įvairių, čia ne Lietuvoje, bet buvo lyginamos įvairių profesijų atstovų intelektas. Ir būtent medikų buvo pats aukščiausias intelektas, universiteto dėstytojai buvo tik antroje vietoje. Nors atrodo, kad turėtų būti pirmoje vietoje, čia visi su profesoriai ir mokslų daktarai, bet ne, iš tikrųjų medikai. Tai vienas dalykas yra tai, kad iš tikrųjų ten ateina žmonės jau tokie, iš kurių tu gali, taip sakant, daug ką pasiekti, su jais daug ką gali padaryti. Antras dalykas, tas studijų procesas, iš tikrųjų Lietuvoje, jis yra vertinamas gerai iš tikrųjų, nes pas mus važiuoja užsieniečiai, kuriems čia yra, iš vienos pusės pigiau, bet reiškia, yra kokybė gera, reiškia, gauna jie gerą kokybę, jie važiuoja čia mokytis, moka už studijas, ta kaina yra didelė ir paskui jie grįžta pas save atgal. Taip pat tas toksai studijų paslaugų eksportas yra šiuo atveju, tai čia yra geras verslo modelis realiai. Tai tai ta prasme, tas ne. Tada yra rezidentūra, kuri tenai iš esmės, kai vėlgi yra konkurencija tarp tų rezidentų, į kur tu ten gali papulti, pavyzdžiui, ten yra populiarios, taip sakant, specialybės, ten kokios nors kraujagyslės, ten širdys, ten nežinau, kokia nors plastinė chirurgija ir atvirkščiai ten kokia nors nelabai, kas nors ten populiaraus yra kitos rezidentūros. Ir tada, vėlgi reiškia, ta konkurencija, jinai atrenka tuos, dalis žmonių, aišku, nepatenka, dalis patenka, jie nueina, mokosi, tas pats rezidentūros mokymosi procesas, kaip jie mokosi toj rezidentūroje, ten yra reformos daromos, įvedami ten tam tikri pakeitimai, kad tu tarsi pereini ten per įvairius tos skyrius, ten pabandai, ten yra rezidentūrų vadovai visokie, kurie tarsi tą prižiūri, bet realiai ten yra tam tikrų problemų susijusių su tų rezidentų tokių išnaudojimu. Ta prasme, kad trūksta, pavyzdžiui, darbo jėgos man kaip vadovui ir aš tiesiog naudoju tą rezidentą. Aš negaliu jo priversti daryti kažką, bet aš jam siūlau, ir aš, kadangi turiu tam tikrą tą galios poziciją, kadangi aš galbūt galiu jį pasikviesti kažkaip po rezidentūros pas save dirbti, jie tenai tada atsiranda tas toksai, kaip čia pasakius, perdegimo
sindromo atsiradimo galimybės, užtat medikai kartais ir žudosi, ir šiaip metas studijas, nes tas krūvis gaunasi įtemptas, sudėtingas ir tą tu turi. Tai va, tada dar yra galbūt tas dalykas, kad realiai tie žmonės ten mokosi tokių dalykų, kuriuos jie paskui nori išbandyti. Ir pavyzdžiui, jeigu tu nuvažiuoji ten kokią nors, taip sakant, regiono kažkokią tai sveikatos paslaugų įstaigą ir tu negali to daryti, ką tu mokėsi daryti. Tai tau toks degradacija vyksta ir tau demotivacija vyksta, ko aš ten važiuosiu tenai, ne maždaug, jeigu aš va čia ten galvojau, kad aš ten darysiu kažkokias ten, nežinau, aš fantazuoju, tarkime, širdies operacijas ten su kokiais robotais, ar ten dar kažką, tai operacijas su robotais šiaip darysiu, o ten aš to nieko negaliu daryti, nes nėra tokių technologijų, tai aš nevažiuosiu. Tai vat vėlgi tas toksai skirtumai, atsiranda vėlgi, paruošia vienaip, galimybės darbo siūlo tą tavo potencialą realizacijas skirtingas pateikia. Tai yra problemų ir tą reiktų kažkaip tai spręsti, tobulinti, bet vėlgi, kadangi gydytojų, medicinos apskritai ta bendruomenė, jinai tokia yra monopolistinė, ta prasme, jie ten iš vienos pusės ir patys valdo sistemą, nėra, taip sakant, valdžių pasidalymo, nėra atsvarų kažkokių, tai labai sunku paveikti tos procesus, kad ten kažkas judėtų. O kaip mes pati kaip valstybė technologinėje srityje, ar mes esam pažengę, ar bandome pasivyti kažką, ar tiesiog stovime kol kas vietoje, čia jokios pažangos kol kas nėra? Ne, yra technologinė pažanga, jinai vyksta, aišku, jinai vyksta, ypač jeigu žiūrime didmiesčiuose, tai ten yra visos, ne tai, kad pačios naujausios, bet tikrai yra, taip sakant, advanced technologies naudojamas, aišku, galbūt jos nėra ten tokios kaip ten kokiam Izraelyje, tarkime, ar ten kažkur tai kitur, kur ten labai galbūt aukštas jau lygis yra tam tikrų technologijų, bet šiaip technologijos yra tikrai aukštam lygiai ir okei. Tai pakalbėkim tada apie teikiamas paslaugas, tai ar yra kažkoks skirtumas tarp teikiamų paslaugų jaunesniems ir vyresniems asmenėms? Jo, tas skirtumas galbūt atsiranda natūraliai, jisai atsiranda iš to, kad šiaip pagrindinė, taip sakant, mūsų, gal taip pasakyti, tiesiog su amžium pas mus daugėja ligų. Atsiranda, taip yra vadinamos tokios pagrindinės dabar lygos, nuo kurių mes kenčiam, tai yra lėtinės neužkrečiamos lygos. Tarkime, ten kraujo spaudimas, ten varikozė, ten diabetas. Visi šitie dalykai, jie su amžiumi daugėja, atsiranda jų daugiau. Tiesiog yra tokia bendra tendencija, kad kuo vyresnis, tuo daugiau aš turėsiu tų lėtinių ligų. Tai automatiškai ir tas poreikis skiriasi. Tai, pavyzdžiui, jeigu aš esu jaunas žmogus, tai greičiausiai dėl savo organizmo ypatumo aš galiu apskritai neturėti tų lėtinių ligų. Galiu turėti kažkokias, galiu susidurti su rizikos faktoriais, kurie gan greitai man paskatins tos ligos išsivystymą, tarkime, ten sėdimas darbas, nežinau, rūkymas, cukraus, druskos vartojimas, riebalų vartojimas, didelis. Visą tai gali atsiliepti toliau manant tų lėtinių ligų atsiradimui. Tačiau kol aš esu jaunas, tol nėra to didelio poreikio. Tačiau su amžium tas daugėja, visas šitas dalykas. Galbūt kaip jaunam žmogui, galbūt daugiau yra poreikis paslaugom kažkam susijusiam su trauminiais dalykais, galbūt, nes tas aktyvesnis gyvenimo būdas. Nors, aišku, vyresnio amžiaus žmonės, tai jie irgi patiria traumas ir tos traumas jiems yra gerokai skausmingesnės, ta prasme, tau lūžo ten kažkas, tau lūžta kaulai tiesiog, jeigu jaunam tu nukritai ir tau nieko neatsikėlė, ten mėlynė kažkokia, o vyresnis jau nukritai ir viskas, ir lūžo, ir operaciją reikia daryti. Ir, taip sakant, labai sudėtingas tas dalykas yra. Bet yra dar vienas dalykas, tas skirtumas, kad yra pastebėta, pavyzdžiui, kad kai žvelgiame tą regioninę diferenciaciją, tai kadangi keičiasi žmonių sudėtis pagal amžių, kad būtent regionai sensta, tai atsiranda poreikis daugiau slaugos paslaugom. Mažesnis būtent ten poreikis kažkokiom tokiom
paslaugoms susijusiems ten su vaikų lygos, pavyzdžiui, ne kažkokios, kas susijęs su jaunom šeimom, vaikais, ne, ir daugiau būtent tų slaugos dalykų, ne, slaugos paslaugų atsiranda. Tai ta tokia diferenciacija keičiasi. Aišku, šiaip bendrai senstant visuomeniai, sveikatos paslaugų poreikis didėja, auga. Kuo senesnė visuomenė, tuo daugiau tų paslaugų reikės. Taip, tai tada man automatiškai turbūt kyla klausimas, ar bėgant laikui galėsim pastebėti kažkokią tendenciją, kad jauniems žmonėms kaip tik prireikia labiau tų sveikatos paslaugų dėl kažkokių, nežinau, kad gimstame dažniau su kažkokiamis jau lygomis, ar dėl to, kad mūsų gyvenimo būdas pastoviai keičiasi, atsiranda kažkokias kitokios aplinkybės, ar tai kažką galim pasakyti žiūrint į ateitį? Jo, galim pasakyti. Šiaip tarsi, toks modelis yra, kad mūsų sveikata realiai yra sąlygota tokių 3 veiksnių. Tai vienas veiksnys yra aplinka, kurioje mes gyvenam, reiškia užterštumas, ten, nežinau, temperatūrų kažkokie pokyčiai ten ir taip toliau. Kitas dalykas yra genetika, reiškia, tai, ką tu paveldėjai, ne. Ir trečias yra gyvenimo būdas. Tai reiškia, tie 3 faktoriai, jie iš esmės apsprendžia tą mano sveikatą. Tai dabar, jeigu mes pažiūrėtumėm, kaip keičiasi mūsų pasaulis, mūsų visuomenės keičiasi, ne? Tai jeigu žiūrime bendrai pasaulį, tai visi kalba apie klimato kaitą. Tai akivaizdu yra ta klimato kaita, mes šiltėjam, kyla ta, nežinau, temperatūra, užterštumas, ne? Ten vairiausių medžiagų naudojimas buityje, gyvenamoje aplinkoje, jau ten galima identifikuoti pilną, ten tas sveika, tas nesveika, čia kancerogenas, nekancerogenas, ten keptuvė kancerogenas sukelianti, ne teflonas, ne teflon. Pilna įvairiausių tų tokių pavojingų dalykų, kurie ateina į mūsų gyvenimą. Plastiko tas užterštumas visas, ne, mes antibiotikų užterštumas, kuris ateina per, ten, kad ir pieną kokį nors, ne. Tai vienas dalykas, tas mūsų pasaulis, ta aplinka mūsų darosi labiau kenksminga mums, ne, jinai mūsų labiau žudo. Ir ateityje, jeigu mes nieko nekeisim, tai tas dar labiau vystysis. Tai ta prasme, tie susirgymai, tai visa tai, kas susijęs su kvėpavimo dalykais, ne, tai respiracijos dalykai, plaučių kažkokie susirgymai, visa tai vystysis, aišku. Kitas dalykas yra gyvenimo būdas. Ne, jau ir dabar sakoma, kad dirbtinis intelektas, neatsimenu iki kelintų metų, ten pakeis milijardą darbo vietų, ne, iš žmonių paims, ta prasme, tiesiog nebereikės, ne, pats paprasčiausias pavyzdys, tas ChatGPT, ne, dabar yra didelė baimė dėl studentų, kad jie rašys savo baigiamuosius darbus, ne, su to ChatGPT, iš tikrųjų galima tą daryti, ta prasme, ne tai, kad tu parašai ten temą, bet galima. Tai tai vėlgi, reiškia, vis daugiau ir daugiau, taip sakant, technologijos pradeda daryti už mus kažką, tai reiškia, mes mažiau kažką tai darom, ne, vietoj to anksčiau siurblys, ne, tu pats turi, nežinau, su siurbliu, kad ir vaikščioti, ne, dabar paleidai tą siurbliuką, jisai ten pats savo vaikšto, išsisiurbė žoliapjovę, vėlgi, eini stumi ten, tada elektrinės, tada traktoriukas, bent jau vis tiek ten tu jį ten vairuoji kažką, tai dabar paleidai žoliapjovę, jinai pati eina savo pjaunasi, ne, ką jai reikia ir taip toliau. Tai, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jeigu mes nieko nekeisim, savo supratime, savo gyvenimo būdę, tai mes vis labiau darysime sėslus. Sėslus, ir atitinkamai su tuo sėslumu, sėdėjimu vystysis atitinkami susirgymai, ne, kurie to yra sąlygoti. Kitas dalykas, mityba. Vėlgi, mityba, jinai išgyvena tam tikrus pokyčius, tai kad mes, negalima taip sakyti, kad mes čia maitinamės nesveikai. Skirtingos grupės maitinasi skirtingai, ne? Tai priklauso nuo išteklių, aišku, finansinių išteklių. Kitas dalykas, tai stipriai priklauso nuo informacijos, kurią tu turi, ne? Tai dabar, kadangi yra priėjimas prie informacijos laisvas, internete, aišku, daug yra įvairiausios informacijos, svarbu tik tai ją filtruoti, atsirinkti. Reiškia, kas yra fake news ir kas yra ne fake news, ne, ten, pavyzdžiui, jeigu sako ten, nežinau, ten, gerk pusryčiams šitą vandenį su citrina, ten, ar su actu, ne, ten labai gerai tave veikia, ne, o kažkas išgers ir jam ten taip skrandį susuks, kad jis tenai, nežinau, vos atsikels, ne. Tai tai ta prasme reikia tą informaciją kažkaip atsijęs. Bet šiaip žmonės daugiau domisi tuo
tuo mitybą savo, ne, jie žiūri, kad ir derina ten, ta prasme, turi žalingą įprotį, bet tu tada kažkur kitur bandai tai kompensuoti per kažką tai, ne. Tai va šiuo atveju skiriasi, ne, žmonės tai, atsiranda tie dalykai. Jo, tai, tokie vat. Tai ką mes galime daryti dabar, kad būtume pasiruošę, kad sumažintume visas tas rizikas, ar būtume netgi pasiruošę išaugimui, tų paslaugų didėjimui? Kokių sprendimų galbūt netgi reiktų iš valdžios institucijų, kad mes galėtume ruoštis tam? Pirmiausia, jeigu kalbėti apie tą paslaugų, visą tą žmonių, o ne transformaciją, gyvenimo būdą, tai čia esmės dalykas yra kritinis mąstymas. Apskritai, mūsų šiuolaikiniam pasaulyje labai svarbią funkciją atlieka būtent tas kritinis mąstymas. Kritinis mąstymas, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad aš peržiūriu tą informaciją, kurią aš gaunu. Peržiūriu savo mintis, savo galvojimą, pavyzdžiui, ne? Ten, nežinau, sėdžiu visą dieną prie kompo ir man skauda nugarą. Ir aš galiu apie tai nesusimastyti. Bet tai, kas mane paskatins, pagalvoju, o kodėl man skauda nugarą? O ar gerai, kad man skauda nugarą? O ką aš galiu padaryti su tuo galbūt, ne? Ir tada skaitai, kad ten vieną kitą informaciją pradėjai ieškoti. Šitas dalykas, jis yra labai aktualus ir svarbus, nes tas, kaip minėjau, tas mūsų gyvenimas keičiasi į tai, kad vis daugiau technologijos perima tą fizinį darbą iš mūsų, kuris gali būti ten traumuojantis ar ten pavargsti. O iš kitos pusės labai atsiranda tas informacijos kiekis, kurį tu gali panaudoti savo paties labui. Tai vienas dalykas tai yra tas kritinis mąstymas atsiradimas, jo vystymas, aišku, tada valstybės politika, kuri turi stengtis kiek įmanoma labiau efektyviau tuos išteklius naudoti, nes senstanti visuomenė reiškia daugiau finansų reikės visai sveikatos sistemai. Ir tas poreikis, paklausa tiem finansam auks ir auks. Tai reiškia, tu turėjai tada arba, taip sakant, priimti sprendimus, kad tam tikrų paslaugų teiksi mažiau, reiškia, tai paveiks žmonių gyvenimą, trukmę, išvengiama tą mirtingumą. Iš kitos pusės, tu, ką turi daryti, tu, reiškia, turi efektyviau juos naudoti. Taip, kad jie neštų kiek įmanoma daugiau naudos. Tai, toks, vėl persipinimas. Iš vienos pusės pačią sistemą, tobulinti jos valdymą, ne, iš kitos pusės, tas šviečiamoji funkcija, ne, kuri ateina. Tada turiu tokį klausimą, ar gali būti, kad prastesnė, tarkim, vyresnių žmonių savijauta, sveikatos būklė gali nulemti tai, kad jie mažiau dalyvauja pačiam švietimo sistemoje, tai tarkim 3 amžiaus universitete nėra linkę kelti savo kvalifikacijos, o galbūt tai visai kitos priežastys. Jo, čia iš tikrųjų tas yra įdomus klausimas ir aš bandau į jį atsakyti, patyrinėti. Tokiam projekte Šierė dalyvauju ir ten lyginu, tyrinėjau šitą būtent problemą. Ten, kokia problema yra, kad jeigu mes žiūrime, pavyzdžiui, į žmonės, vyresnio amžiaus žmonės, pagal tai, kaip jie dylina su savo lėtinėm lygom, kaip jie sprendžia, ar jie kažką tai daro, ar jie sprendžia. Nes, pavyzdžiui, jeigu kalbame apie lėtinės lygas, tai esminis faktorius, kuris, taip sakant, apsprendžia tos lėtinės lygos pokyčius arba jos poveikį, arba kad neatsirastų naujos, arba tą žalingą poveikį tau, tai yra tavo gyvenimo būdas. Reiškia, mano paties sprendimai. Jeigu man yra ten, nežinau, koks nors AKS, aukštas kraujo spaudimas, ir aš rūkau, čia ta prasme yra no good. Ta prasme, aš turiu nerūkyti, tada ten judėti, svorį savo mažinti kažkokią, druską mažinti, vartoti, dar kažką. Tai priklauso nuo manęs. Ta prasme, man gydytojas gali pasakyti tai, bet tai ką, pasakė ir pasakė. Nėra stebuklingos tabletės. Viena stebuklinga tabletė, stebuklingos tabletės neišsprendžia lėtinių ligų. Ir tada mes papuolam į tą tokį dalyką, kad kyla klausimas, o kaip yra, jeigu lyginam tarp šalių, pavyzdžiui. Ar yra visur vienodai, kad, reiškia, žmonės vyresni, jie tiesiog nekeičia to gyvenimo būdo, ar ten, arba vienodai keičia. Tai iš tikrųjų, tie duomenys rodo, kad šalis skiriasi. Kad vienas dalykas, taip sakant, skiriasi pagal ką, kad tos lėtinės lygos skirtingose šalyse progresuoja skirtingai. Reiškia, žmonės skirtingai
saveikauja su tom savo lėtiniam lygom. Vienur aš jas tiesiog ar ignoruoju, arba ignoruoju, arba tiesiog nuo jų pasislėpiu, ta prasme, nesuprantu, arba naudoju kažkokius keistus būdus ten nuo jų pasveikti, pavyzdžiui, o kažkur aš keičiu savo gyvenimo būdą, atsisakau kažkokių dalykų, pradedu kažką daryti ir taip toliau. Ir mes tą netgi ryškiai galime pamatyti ant pačių žmonių, pavyzdžiui, Lietuvoje, taip grubiai tariant, nepasižiūrėkime į žmogų, kuris yra pensinio amžiaus, kaip jisai atrodo, ką jisai daro, kokia jo yra dienotvarkė, ką jisai daro. Ir nuvažiuokime į kokią Italiją. Ten pas mus 70 metų žmogus jau jis toks daugiau linkęs ten pagulėti ir taip toliau. O ten ir eina ir, nežinau, ir į kavinę, ir į ten, nežinau, pasivaikščioti, pasirodyti, ir kažkokius santykius mezga, romantinius ten ir taip toliau. Ta prasme, gyvenimas verda, vos neprasideda, taip sakant. Tai va, tie skirtumai yra ir kas tai apsprendžia, tai va čia yra daug įvairių tokių klausimų tai kelia, bet čia dar nėra tokio atsakymo aiškaus. Supratau, tai gal ta gražia gaida linksime link tos pačios jau švietimo sistemos. Tai labai norėčiau duoti pasvajoti. Pasvajoti apie 3 dalykus, jeigu žinotume, kad rytoj atsikeliam ir jie nenugula kažkur į darbotvarkę, nenueina į kažkokias diskusijas, kurios tęsiasi amžinybę, bet nuo rytojus mes turime 3 priimtus dalykus, kurie padėtų švietimo sistemai. Tai kokie jūsų svajonė būtų, kad rytoj mes turime šitos 3 dalykus Lietuvos švietimo sistemoje? Jo, tai pirmas dalykas, aš norėčiau, kad būtų įtraukusis ugdymas pilnai, normaliai, ta prasme, įgyvenimas, nes dabar, įgyvendintas, nes dabar tikrai su to bus didelių problemų. Nepasiruošusios mokyklos ir bus daug problemų. Kitas dalykas, norėčiau, kad nesiskirtų mokinių pasiekimai nepriklausomai nuo to, iš kur tu esi. Ta prasme, ar aš baigiau Vilniaus mokyklą, ar aš baigiau ten, nežinau, Raguvos mokyklą, reiškia, mano galimybės tolimesnės, nebūtų sąlygotos to, kur aš baigiau mokyklą, kur aš mokiausi, reiškia. Turi būti, kad... Ir trečias dalykas, tai aš, aišku, norėčiau, kad universitetuose nebūtų išbarstytas žmogiškasis kapitalas, kaip dabar yra, kad reiškia, ta prasme, specialistai, kurie tyrinėja tą pačią problemą, jie yra išsibarstę ir jie konkuruoja tarpusai vietoj to, kad jie kartu apjungtų savo jėgas ir tada galėtų geriau kažką tai padaryti, vietoj to, kad kiekvienas atskirai tą daro. Tai atsilieptų ir tyrimams, ir studijų kokybei. Reiškia, jau. Tai paminėti traukų ugdymą, tai kodėl mes dar esame nepasiruošę? Ar mes turėtume būti pasiruošę, kokios galimybės atsivertų, jeigu mes būtume ir ar tai veiktų pas mus? Taip grubiai tariant, mes nesam pasiruošę ir negalėjom būti pasiruošę. Labai daug faktorių veikia prieš tai, kad nėra kaip pasiruošti. Vienas dalykas tai yra nuostatos, tiek šiaip bendrai visuomenėje, žmonių su specialiaisiais poreikiais atžvilgių, tiek mokytojų, pedagogų, tiek švietimo politikos atstovų, jų pozicijos nuostatos yra ne tai, kad kalbama apie įtraukti, bet daugiau suprantama kaip integracija. Reiškia, arba segregacija netgi kai kuriais atvejais. Ta prasme, kad tos pozicijos, tas požiūris, reiškia segregacija, mes reiškia sukuriam tą grupę ir jinai atskirai ten tie žmonės su specialiaisiais poreikiais tam, kad jie čia nemaišytų, ten juos ugdome, taip sakant. O integracija, tai mes bandome juos transformuoti į tuos kitus, į tuos normalius, padaryti juos normaliais. Tai ne, tai bet su tokiais požiūriais iš tikrųjų mes nieko nepavyks padaryti. Ir nepavyko padaryti. O tas viskas atėjo iš senesnių laikų, iš tarybinis, čia yra palikimas mano galva. Tas toksai segregacinis toksai požiūris, integracinis. Integracija vėliau galbūt jo. Tai mes kaip ir negalėjom, ir nebuvo į tai investuota, nes realiai tai turi būti ta investicija daroma nuo jauno žmogaus. Nors aš galvoju, pavyzdžiui, stebiu jūs, į studentus ir kažkaip matau, kad keičiasi, jūs visiškai kitaip mąstot, jau jūs
esat atviri ir tas nėra ten kažkokie tokie dalykai, kurie ten jūs gazdintų, ar ten jūs norėtumėt nuo jų atsiriboti, ar dar kažką tai tokio. Tai aš manau, tas vyksta pokytis, bet aš manau, tai įvyko todėl, kad jūs susilietėt su vakarų kultūra. O kadangi, taip sakant, mūsų švietimo sistema yra taip daugiau iš ankstesnio laikotarpio, tai sakant, tas sąlytis su vakarų kultūra gan toks nedidelis palyginus. Mūsų pedagogų amžiaus vidurkis, mūsų pedagogai yra vieni seniausių Europos Sąjungoje. Tai reiškia, nors mes turime vieną, taip sakant, trumpiausių gyvenimo trukmių, mes mažai gyvename ir pedagogai pas mus yra vieni vyriausių, vieni seniausių. Tai tą ir parodo, kad ta problema yra. Tai Kodėl mes turim šitą problemą, kodėl pas mus taip trūksta pedagogų, šitos srities specialistų, kad jie eitų, mokytųsi, kokiame yra priežastis? Jo, tai, realiai galima visus, problema kame yra? Yra tame, kad mūsų žmonės, jaunimas nenori būti mokytis, nenori būti pedagogais. Galbūt ne tai, kad nenori, bet jie galbūt pabando. Yra didelis labai atkritis tų, kurie tik pabando ir po metų, po 2 išeina iš sistemos, nes tiesiog, nepritampa joje, arba ta sistema jos išstumia, Dabar, ką reiktų daryti, kad situacija pasikeistų, ką reiktų daryti, kad žmonės, tiesiog jaunimas masiškai norėtų, arba žmonės iš kitų, pavyzdžiui, profesijų, specialybių persikvalifikuotų į mokytojus. 3 faktoriai yra. Viena faktoriai tai yra pajamos. Pavyzdžiui, jeigu dabar yra vidutinis mokytojo darbo užmokestis į rankas pagal oficialią statistikos portalą yra 1170 eurų. Tai, aišku, jisai skirsi, tai yra vidurkis. Ta prasme, kažkas gali daugiau, kažkas mažiau, čia plus yra privačios ir viešos mokyklos. Tai jeigu mes šitą dalyką, pavyzdžiui, pakeltume iki 2000 eurų, aš manau, tikrai atsirastų daug didesnė, žmonės daug labiau norėtų būti tais mokytojais ir tas keistusi visas procesas. Kitas dalykas, aišku, yra psichologiniai dalykai. Ta prasme, man turi patikti tas darbas. Mes gyvenam visuomeniai, kurioje aš nenoriu dirbti vien tik dėl pinigų. Niekas nenori dabar iš jaunų žmonių vien dirbti dėl pinigų, tai atrodo, tai yra vergystė kažkokia. Tu nori gerai jaustis, ten emocijas išgyventi, nežinau, tai ką mes vadinam, bendravimas kažkoks, visa tai, kas man save išreikšti, nerealizuoti. Tai reiškia, aš turiu tame pedagoginiam darbe matyti savirealizacijos galimybę. Man turi patikti darbas su vaikais tenai, man šiaip vaikai turi patikti tenai ir taip toliau. Tai šitas dalykas. Ir trečias faktorius tai yra tai, ką mes galėtumėm pavadinti kaip pagarba. Ta prasme, jeigu aš dirbu, dirbu kažkokį darbą, pavyzdžiui, su kompiuteriu, ir aš rašau kodą, kompiuterinį kodą rašau. Tai man atsakymas apie tai, ar aš čia gerai, ar aš čia blogai kažką darau, pasako pats kodas, tiesiog ar veikia, ar neveikia. Aš gaunu greitai feedbacką. Tuo tarpu, kai aš esu, pavyzdžiui, pedagogas, man feedbacką teikia visuomenės nariai. Jie mane per pagarbą, jie sako, mes gerbėme tave, nes tu išmokei mūsų vaiką matematikos. Mes gerbėme tave, nes tu, sugebi su vaikais susikalbėti nerėkdamas, ar dar kažką tai tokio. Iš to aš gerbsiu tą žmogų ir tada atsiranda, jeigu aš matau, kad tai yra, pedagogai gauna pagarbą, man tai yra patrauklu, kiekvienas iš mūsų nori būti gerbiamas, tai yra mūsų toksai poreikis natūralus. Tai kadangi su pagarba yra problematiška, nes mokytojai sunkiai gali parodyti savo darbo efektyvumą, veiksmingumą, yra, kurie gali parodyti, daugelis nelabai gali parodyti, tai jie negauna tos pagarbos. Kitas dalykas, su ta savirealizacija, su tais išgyvenimais yra sudėtinga, nes iš vienos pusės tu esi spaudžiamas taisyklių, pagal ką turi daryti, programas ir taip toliau. O iš kitos pusės tu galbūt dar tėvai yra, kurie savo pozicijas turi, savo norus, tenai administracija savo norus, tu galbūt kažkaip kitaip norėtum pamoką, kitaip vesti, dar kažką daryti. Tai šitas dalykas ir pajamos, aišku, yra tai, kad nesusidaro normalus krūvis, kurį tu galėtum gauti, reiškia, tu gauni kažkur mažą krūvį, jeigu tu esi jaunas žmogus, tu nori kurti šeimą,
nu, ką tu tenai už pusę etatų, nu, tai važinėti per 10 vietų, tai irgi jokio malonumo nėra. Tai va, nu, tokie faktoriai. Tai jeigu tai spręstų, aš manau, tada tikrai atsirastų tą paklausą ir išspręstų tą problemą. Kalbėjom dar ir apie pasiruošimą ir man tokia mintis šiuo metu kilo, kad nuotoliniam mokymui mes irgi, kaip ir sakėm, nebuvom pasiruošę, tačiau aplinkybės privertė taip staigiai pasiruošti jam ir įgyti tas žinias tiek visiems pedagogams, tiek patiems mums, mokiniams, studentams, kaip prisitaikyti prie šitos situacijos. Ar tai buvo naudinga mums? Ar galbūt žiūrint į ateities perspektyvas, tas nuotolinis mokymasis galbūt ir šioks toks trikdis yra? Ne, yra dvejopai su to nuotoliniu mokymu. Iš vienos pusės tai, kad jis atsirado, jis buvo tarsi ir anksčiau, bet dabar jis išviešėjo, taip sakant, išaugo, mes plačiai jį tikrai galim naudoti ir pilna yra, jeigu tai pasižiūrėti, tokie prestižiniai universitetai, tenai Harvardas, ten, nežinau, Kalifornijos, Berklis, ten ir taip toliau, jie pilna siūlo kursų online. Susimoki pinigus ir tu praeini, ten tave konsultuoja viską ir tu gauni degree, viskas, okei. Tai labai, tas yra labai patrauklu, nes tu iš tikrųjų galėjai, pas darbdavį ateiti ir tu, iš tikrųjų išmoksi ten kažką, tai tikrai tų dalykų, aš nesakau, kitur neišmoksi, bet tai yra tas prestižo klausimas, tikrai. Bet yra viena problema su tuo nuotoliniu, tai yra tai, kad jisai reikalauja didesnių mano pastangų, kaip besimokinančio, bet apskritai švietimas, kaip paslauga, jinai nėra vien tik tai iš to, kuris šviečia pusės, taip sakant, turi ar mokytojas, ar dėstytojas, jis yra tik vienas iš faktorių. Ir kitas faktorius, kuris apsprendžia tai, ar bus tas švietimo rezultatas pasiektas, yra tas, ar mokinys, ar studentas. Aš, pavyzdžiui, kaip dėstytojas galiu ten stengtis, kalbėti, ten dominti kažką, tai ten kažkokius naujausius dalykus, galvoti kažkokias ten metodus, technologijas kažkokias tai. Bet jeigu studentai, pavyzdžiui, tuo metu, kad ir žiūri į mane, bet galvoja apie tai, kad, nežinau, tenai, ką aš veiksiu, tenai dar kažką tai, arba kažkokį kitą dalyką, tai aš neprasimuš, jisai neįdeda pastangų į tai, kad tai būtų. O daugelį dalykų, kad aš išmokčiau, reikia įdėti pastangas ir iš kito. Netgi ten, nežinau, pas odontologą nueina mane ir tai ten galvą pasugam, turim išsižioję laikyti tą žandikaulį savo, kad jis ten galėtų normaliai pasikrapštyti. Galima ten užmigdyti mūsų, ir tada tenai po narkozę daryti visas šitas operacijas, bet, šiaip dalyvaujant. Švietimu neišeina, taip neišeina. Nors yra tokių, aišku, feikinių dalykų, kurie sako, užsimiegok, pasileis muzikėlę, ne muzikėlę, ten įrašai ir ten išmoksi užsienio kalbą, ar ten, nežinau, integruoti, matematinius dalykus kažkokius. Tai reikia pastangų to. Ir tas nuotolinis mokymas, jisai, yra ta problema, kad tu turi dėti pastangas. Tai reiškia, turi būti, įvairiausiais būdais, tu turi save skatinti, matyti didelę prasmę. Tam tikriems žmonėms, kurie, pavyzdžiui, dėl vietos galimybių, kažkokių šeimos apribojimų ir taip toliau, jiems tai yra labai patogu. Pavyzdžiui, aš namuose ten įsijungiu, klausau paskaitą, čia vaikus prižiūriu, valgyti darau, kambarius tvarkau, viskas ok, arba ten dar kažką tai, ar ten sportuoju, dviratį minu, žiūriu paskaitą, ten dar kažką tai, ok. Bet kitiems žmonėms, ypač jauniems žmonėms, kurie turi daug pagundų, aš galiu žiūrėti paskaitą, bet aš galiu žiūrėti mėgstamą serialą ir ką man daryti, tai toks dalykas, kad reiškia, aš turiu... Nuotolinis mokymas yra gerai, nes jis palengvina tarsi prieinamumą tiems, kurie moka ir geba tą padaryti, kurie turi tų įgūdžių, o kas neturi, tai kaip tik yra blogai. Nuotolinis mokymas mažina kokybę, jiems reikia auditorijos. Kur yra ta problema, kodėl kai kurie nemoka, neturi motyvacijos galbūt mokytis ir šiaip labai sunku sumotyvuoti tiek moksleivį, tiek studentą mokytis. Tikrai būna, ne visi dėstytojai sugeba užvesti juos ant tinkamo kelio ir kur čia yra problema, ar čia jau prasideda sistemos problema nuo mažens, kad mes esame kažkaip netaip mokami, ar galbūt ateina iš tėvų ar iš kitur.
Čia keli dalykai yra. Vienas dalykas yra iš paties studento, jeigu žiūrėti, arba mokinio, jeigu iš studento perspektyvos žiūrėti, gal lengviau man bus sakyti, tai yra tai, kad ne visi studentai studijuoja tai, ką jie nori studijuoti. Tai jeigu mano ten, tarkime, buvo troškimas studijuoti ten kokią nors menotyrą, o aš studijuoju teisę, gali būti problemų su mano motyvacija, ne? Tai dėl ko tai gali įvykti? Tai gali įvykti dėl to, kad mane tėvai tiesiog tenai pasakė, tu studijuosi teisę, nes mes visi esam teisininkai. Arba tu studijuosi mediciną, nes senelis ir aš ir mama visi esame medikai. Tai tai gali būti taip, gali būti, kad aš neįstojau ten, kur aš norėjau, ne? Gali būti dar kažkokie kiti dalykai, kurie suveikia tai, kad man nepavyksta padaryti. Tai vienas dalykas yra tai, kad aš studijuoju arba esu ten, kur aš galbūt nenorėčiau, kur aš apie kitus dalykus galvoju. Ne? Tai vienas dalykas dėl motyvacijos. Kitas dalykas yra, jeigu kalbame iš dėstytojų perspektyvos. Vėlgi, reiškia, dėstytojas jisai arba mokytojas jisai yra tas, kuris šiuo atveju turi iniciatyvos teisę. Reiškia, jisai veda, jisai turi kreipti, kur judėti ir taip toliau. Jis turi sudominti, parodyti, sudominti tai reiškia parodyti to, ką aš mokau, arba tą, ką aš kaip studentas mokausi, prasme man. O kas iš to, kad aš išmoksiu skaičiuoti Gini koeficientą? Ir ką? Išmoksiu ir pamiršiu aš tada. Bet jeigu aš, sugebu kažkaip tą Gini koeficientą susijęti su tuo, kad man tai yra naudinga kažkaip, tai prasminga, kad tai turi prasme, tada aš tą mokysiuos. Bet kaip tą padaryti, čia yra didžiulis iššūkis. Kaip sugebėti, vienas dalykas, patys studentai, aišku, turi būti, vėlgi, mes studijuojam gan skirtingus dalykus. Aš galiu studijuoti, tarkime, tarkime, psichologiją ir aš galiu ją ištisai praktikuotis. Su savo artimais žmonėmis, draugais, aš galiu juos tyrinėti, analizuoti, žiūrėti, kaip tenai pasireiškia ir taip toliau. Bet aš galiu tyrinėti, nežinau, ten kokią nors, tarkime, politiką, kur aš esu šiaip studentas, o politiniam pasaulyje aš nedalyvauju. Aš nesu nei partijos narys, nei aš esu ten kokios nors, nežinau, politinės organizacijos dalis, nei kažkokiam komitete, nei įstaigoje kažkokioje dirbu, nei taip toliau. Aš tiesiog girdžiu apie tuos dalykus, bet aš juose nedalyvauju. Tai dabar kaip padaryti, kad aš tapčiau jų dalimi, nes tik tada aš tai galėsiu pamatyti prasme to. Tai čia yra didžiulis iššūkis, kaip tą padaryti. Ir dar vienas dalykas, pats mokytojo ir dėstytojo vaidmuo keičiasi. Jeigu anksčiau buvo taip, kad dėstytojas bent jau labai aiškiai būdavo tarsi toks informacijos šaltinis. Jisai ten prisiskaitė knygų, ir dabar jisai gali čia papasakoti, apšviesti žmonės. Tai dabar tas informacijos priėjimas yra milžiniškas, puikus. Aš galiu bandyti aiškinti kažkokį dalyką, bet tai yra mano paaiškinimas. Bet aš galiu pasakyti, jūs pasižiūrėkite YouTube filmuką, o ten labai gražiai gali būti paaiškinta. Pavyzdžiui, ten ta pati statistika, kokia nors, nežinau, Bayeso teorema, kokia nors, vaizdžiai, viskas įtraukiai, su pavyzdžiais, ta prasme, ten daug geriau tai gali išmokyti. Tai tą informaciją perteikti. Tai kas gaunasi, kaip vaidmuo keičiasi, kad tiek mokytojas, pedagogas, tiek dėstytojas, jisai iš esmės tampa daugiau ne tiek kaip tuo informacijos teikėjų, švietėjų, kiek koordinatorium. Aš koordinuoju, padedu susirasti tai, kur yra tikra informacija, kur nėra fake news, kur yra, galbūt jeigu jūs domina, tai jūs galite tą ir tą pasižiūrėti, o ne tai, kad aš perteikiu tiesiog kaip toksai pasakotojas. Tai, čia šviesulys apšviečiu. Tai ne, tai kadangi dalis iš tikrųjų, kolegų yra dar tame vaidmenyje ir aš pats esu iš dalies tame vaidmenyje, kad aš esu švietėjas, šviesą, čia informaciją nešu. Bet studentai, jie prieina, jie mato visą tą kitą alternatyvą, tai toks gaunasi jiem irgi, tai aš galiu visą tą pasiskaityti, tai ką aš čia dabar klausyti turiu, koks pointas, tai man geriau kažkaip kitaip, kažkas kito turi būti. Bet čia turi būti sistemos perkrovimas visas, turi vykti, kažkaip turi tą refleksiją įvykti ir tas tiek dėstytojų, tiek apskritai studijų visas procesas kažkaip turi keistis, bet apie tai reikia kalbėti, diskutuoti kažkaip dabar.
nelabai apie tai kalbama, bent jau aš nelabai girdžiu. Tai kalbam apie prieigą didelių šaltinių, daug informacijos ir panašiai. Ir man turbūt, kai buvusiai moksleiviai, kažkada buvo tas klausimas, ir manau labai daug ką kankina tas klausimas, ar egzaminai yra būtent tas būdas patikrinti moksleivių žinias, galbūt net ne tik moksleivių, bet ir tų pačių studentų. Jo, tai čia vėlgi toksai dviejopai galima atsakyti. Iš vienos pusės patys universitetai, jie truputėlį keičia tą savo funkciją. Jeigu anksčiau buvo toks labiau į universitetų žvelgiama taip labai techniškai, kad tu ateini į univerą ar ten į kolegiją ir tu išmoksti kažkokio įgūdžio, skillso, įgyji tą skillsą ir žinias ir tu eisi taikyti, reiškia tai. Tai dabar tas truputėlį keičiasi, ne truputėlį, bet stipriai keičiasi. Atsiranda tas dalykas, kad universitetas yra tiesiog, ar ten kolegija, jinai yra tiesiog galimybė tau pažinti daugiau, sužinoti daugiau, bet tai nereiškia, kad tu ir būsi tuo, pavyzdžiui, ką tu studijuoji. Tai va šitas dalykas keičiasi, studijos tampa masiškesnės, kadangi, čia vėlgi kitas faktorius veikia, kadangi universitetų finansavimas labai stipriai tampa susijęjamas su studijuojančių finansais, ne su valstybė, kad su valstybė per krepšelius, bet vėlgi. Tai reiškia, aš kaip universiteto vadybininkas turiu orientuotis į paslaugų gavėjus, nes jeigu aš darysiu tai, ką aš noriu, varysiu savo, jie nueis pas mano konkurentus, kurie prisitaikys prie to, tai aš užsidarysiu. Tai kad to neįvyktų, aš turiu prie to prisitaikyti, o žmonės nebūtinai jie nori to kažkokio tenai, ta prasme, jie nori tiesiog sužinoti kažkokius dalykus, gerai praleisti laiką, užtat yra daug univerų kitose šalyse stipriai investuoja į studentų laisvalaikį, pavyzdžiui, kad studentai galėtų visą parą universitete, fakultete savo, taip sakant, leisti laiką, muziką, ten gulėti, ten, nežinau, baseinas kažkoks, tai dar kažkokios pramogos įvairiausias ir taip toliau. Toks gyvenimas. Tiesiog, kad univeras yra gyvenimo dalis, o ne tai, kad tai yra tokia kažkokia informacijos dalis. Tai va, tai dėl tų finansų, dėl to, kad jie turi prisitaikyti, dėl tų, taip sakant, tos postmaterialios kultūros, nereiškia, kad materialinės vertybės mažiau svarbios. Aš studijuoju ne todėl, kad aš galvoju, kad aš noriu kažkokį darbą gauti, bet man tiesiog įdomu. Man tiesiog tai yra įdomu ir aš apie tai negalvoju, apie kokį darbą aš dirbsiu, ką aš darysiu. Ir tada, jeigu kalbame apie egzaminą, jis irgi tada pasidaro keistas. Jeigu egzaminas šiaip tarsi atlieka tą funkciją, kad jis duoda tau grįžtamąjį ryšį per tai, kiek tu esi pasiruošęs tam dalykui. Tarkime, jeigu tokią analogiją vystyti, pavyzdžiui, nežinau, aš noriu išmokti ten savigynos, tarkime, kad galėčiau apsiginti nuo kokių nors užpuolikų. Tai aš galiu išklausyti tą kursą ir man gali duoti sertifikatą, tu išklausai, čia viską tu moki. Bet aš nežinau, ar aš iš tikrųjų to pasitikėsiu. Aš norėčiau pasižiūrėti, ar iš tikrųjų tai veikia. Tai tada egzaminas tarsi yra tas grįžtamasis ryšys ir aš pabandau ir žiūriu, kad man ten nieko neišeina, kad aš nieko nemoku, mane tenai apiplėšia, nugali ir taip toliau. Tai šią prasme aš labai funkciškai tą suprantu, bet aš turiu aišku tikslą, aš noriu išmokti savigynos. O jeigu aš ateinu be tokio aiškaus tikslo, ta prasme, aš noriu tiesiog, man įdomu tenai, kažkas, kas žmogaus galvoje darosi, kas su visuomenė darosi, ar dar kažkas tai tokio. Tai tada egzaminas jis netenka tos prasmės, nes jis tada yra suprantama kaip tam tikra prievarta. Reiškia, aš turiu kažką tai išmokti, parodyti, plus tada, tam, kad atsiskaityčiau, kad praeičiau, plus dėstytojams yra didelis irgi tada toks kognityvinis disonansas iš tikrųjų, nes tu iš vienos pusės su studentais bendrauji, ir tu bendrauji su jais kaip su lygiais savo asmenimis, su draugais, kalbėt, bandai juos sudominti, ten kalbė apie įvairiausius dalykus, apie savo gyvenimą, apie jų gyvenimą, šneki, daliniesi, o paskui per egzą tu juos skalpuoji. Tu turi tą skalpuoti, kažkoks negerai gaunasi. Tai kažkaip reiktų čia tą pergalvoti dalyką. Šiaip mes kažkaip senai ten esam kalbėję, kad geriausia tai būtų tiesiog įskaita ir neįskaita ir viskas. Be jokių ten tų pažymių ir taip toliau, kad tai va. Tai mes jau judam po truputį link galo, tai ką mes galim daryti, kokių pakeitimų tikėtis ir kalbėti apie juos švietimo sistemoje, kad
pasitiktume naujoves tuo metu, kada jas reikia, o ne kelis metus po ir kad judėtume link kažko geresnio. Jo, tai čia, pagrindinis dalykas, kad reiškia, mes pasitiktumėm iššūkius pasiruošę, tai reiškia, yra strateginis planavimas. Reiškia, reikia planuoti, žiūrėti grėsmės, rizikas. O čia geras pavyzdys yra Lietuvos energetinė nepriklausomybė. Tai galbūt nebuvo toks strateginis planavimas, kad buvo numatyta, kad čia įvyks kažkoks konfliktas, karas, ir dėl to mes turim turėti tą savo energetinę nepriklausomumą. Bet kiti dalykai sprendžiant, bet tai buvo vis tiek, tai buvo tikslas, į kurį buvo einama ir tai buvo stengiamasi padaryti ir dėl to atsiradus karui, buvo daug geresnis pasiruošimas ir problemų gerokai mažiau. Tai lygiai tą patį reiktų daryti ir kitose srityse, tiek švietime, tiek sveikatui. Reikia tiesiog strategiškai mąstyti, planuoti, analizuoti, paprasčiausiai analizuoti ir vertinti, pavyzdžiui, kas bus, jeigu bus, kokios yra alternatyvos. Jeigu darysime taip, bus taip ir taip. Jeigu darysime taip, bus taip ir taip. Dabar to nėra daroma. Čia nėra nei scenarijai kažkokie paišomi, nei yra analizuojami sąnaudos, naudos iš to vieno ar kito sprendimo, jie nėra lyginami kažkaip. Jeigu mes galėtum, tai būtų įdiegta ir tiesiog tai būtų daroma ne todėl, kad aš turiu tai padaryti, tarkime, ten paruošti planą, kažkokį, bet kad aš matyčiau tame prasme. Pavyzdžiui, nežinau, aš ten darausi savo kažkokį, rašau straipsnį, pavyzdžiui, tai aš nedarau, kad taip, kad tą straipsnį aš, kažkaip, nežinau, kai pradėsiu rašyti, tada kažką ir sugalvosiu, tai ne, aš paimu ir jį planuoju, aš paimu, struktūruoju, žiūriu, kokios tenai dalis, ką aš ten galiu parodyti, iš ko, kas ten ką įrodo, ką ten atlikti ir taip, kad tą padaryti ir taip toliau. Paskui, aišku, jeigu tai koreguojasi, iš pradžių vienaip sugalvoju, paskui kitaip gaunasi, bet tą darai ir tada tu pasieki tą rezultatą. Bet aš matau tame prasme, ne todėl, kad man tai kažkas iš išorės sakytų, bet pas mane iš vidaus tai ateina vidinė ta motyvacija, kuri, tiesiog paremta mano patirtimi, man taip yra efektyviau, geriau gaunasi. Tai kaip visą šitą tokį strateginį mąstymą, planavimą perteikti į tą ar švietimo, ar sveikatos sistemą, tai yra, du dalykai čia yra, aišku. Vienas dalykas yra, aš nežinau, kaip tą daryti, pavyzdžiui. Tiesiog aš nežinau tų įgūdžių, nežinau, kažkoks, prognozavimas, kas čia per bajeris, kaip čia skaičiuoti, ten kažką, tai kažkokios laiko eilutės, ten regresija, dar kas nors tokio, kažkokie pasakos, nieko. Ir mane tai gąsdina tada automatiškai, aš to nenoriu. Aš kalbu iš to politiko, mokytojo, perspektyvos. Tai vienas dalykas yra, reiškia, trūksta žinių ir kompetencijų. Tai reiškia, reikia kelti tas žinias kompetencijas. Kitas dalykas atskleisti tos rezultatus, diskutuoti, kalbėti apie tai. Tiesiog matyti, neplanavom dėl įtraukiojo ugdymo ir dabar turime kaip turime. Jeigu būtumėm planavę, mes galbūt turėtumėm visai kitokią situaciją. Tai vienas dalykas - kalbėjimas, diskusija, bet ne ta fiktyvi, bet tokia, kad iš tikrųjų vyktų tas kalbėjimas. Ir kitas dalykas yra kompetencijos įgūdžiai. Tas turi būti kvalifikacijos kėlimas, jisai turi vykti, specialistai atsirasti, reiškia, žmonės turi nebijoti skaičiuoti, planuoti, prognozuoti, vertinti. Tai ačiū Jums labai už pokalbį, atsisveikinam ir iki kitų susitikimų. Viso. Turim komentarą, perspėjo mus. Tai dar greitai aptarsim tada komentarą. Turim techninių kliūčių, gal tu matai? Sekundėlę. Taip, sveiki. Klausimas, kaip manote, ar egzaminas yra vienintelė forma, kuri patikrina gebėjimų žinias? Eugenijau, gal prisimenate linksmiausią nutikimą egzamino metu? Linksmiausią nutikimą egzamino metu? Čia, nežinau, man tai buvo linksma, bet studentams tai buvo visiškai nelinksma. Tai buvo taip, kad aš atėjau į egzaminą ir reikėjo atsispausdinti darbus ant rašto formą. Aparatas neveikia,
tada reikėjo nukelti tą egzaminą ten kokį, nežinau, valandą ar taip toliau, kol ten aš susiradau, kur atsispausdinti ten tą darbą. O į tą klausimyną, anketą, tai tas visas toks procesas, kai studentai sėdi ten erdvėj vienoj kažkokio ir tada po kurio laiko mūsų iš tos erdvės jau išstumia kiti, kurie turi ten ateiti, nelaikyti. Ir tada mes visi kartu kažkur judame į naują auditoriją ir tada jie tarpusai visi šnekasi, diskutuoja ir tada... toks įdomus dalykas, jo, tai va čia toks, patyrimas egzaminam. Taip, po tą egzaminą jau patį kaip konceptą aptariam. Tai dabar jau tikrai ačiū Jums už pokalbį ir atsisveikinam iki kitų kartų.